morning. Dviračio šiandien nerišau su spina, bet prirašau su virvelom, nes reikėjo kažkaip įtempti palapinę. Gerą dieną. Skėliau buvo 8,5 maždaug tik tais. Tai nebuvo per daug šilta. Prasideda 28 diena kelionės. Atvykau iki ekstra parduotuvės. Bet čia toks kaip ir paviljonas eina. Turgaus paviljonas lygtais. Šiandien nedirba turgus. Kitos parduotuvėlės dar neužsidariusios. Tas užsipirkau maisto truputėlį. Daug kas pusryčiam bus, tai duona, riešutų kremas ir pienas. Ir avižos, manau, užsipilsiu su pienu. Taip, nes dujos pasibaigusios, nu dar yra gal vienam gaminimui, bet kol kas pasilaikysiu ant ekstra atvejaus. Na ir ieškosiu šiandien dujų, gal rasiu kažkur nusipirkti. Sėdu čia, susimontuosiu video, pasidžiausiu, ką galima pasidžiauti. Oi, labai skanus pusryčiai, sutepta duona su riešutų kremu. Gerai dar būtų koks vaisius ant viršaus, bet šį kartą tai bus. Ir su pienu užsipylęs avižas. Tai smagu, kad leidžiu savo taip pasilepinti kartais. Labai skanu. Labai. Tai norėčiau supažindinti su maršrutu ateinančių dienų. Kaip ir vakar minėjau, esu tokiuose apmąstymuose, ar man užsukti į Bergeną ar ne. Tai dabar pažiūrėkim į pilną maršrutą. Jau nemažai esu padaręs. Vakar aplankiau vakariausią dalį, vardę Tangen, ir maždaug dabar čia ir esu. Taip pat man iki Bergeno visai yra jau netoli ir dabar yra pamąstymuose, ar neužsukti į Bergeną. Nu ir čia, sakykime, iki vieno taško, kur man reikia važiuoti, gaunasi 96. Arba aš užsuku į Bergeną ir gaunasi 123. Nu, nėra per daugiausiai, apie 30 km daugiau tik tais. Tai pusė dienos papildomos ekstra. Tai dar per šiandien važiuodamas pamastysiu, ką čia daryti. Ar užsukti ar ne, bet visai įdomus tas miestelis būtų Bergenas. Kiek girdėjęs, ten yra ir žuvų turgus. Tai visai norėčiau prasukti, gal kokį mažą skanėstą paimti. Tai jo, pažiūrėjau, gal ir nėra dabar toks jau drastiškas čia pasikeitimas kilometrų, tik 30 daugiau. Nu, dar pagalvosiu, gal ir prasuksiu, bet gal ir ne. O jeigu žiūrėsim, tai už Bergeno turėčiau varyti į rytus šiek tiek. Ir pirmie lankytini objektai tai būtų, čia toks kaip haikas turėtų būti, apie 16 km. Gal darysiu, gal ne, priklausys nuo orų. Bet jeigu išlieka geri orai tą savaitę, tai darau. Ir jeigu spėju, tai pagrindinis tikslas būtų trolio liežuvę aplankyti, Trolltungą. Tai jeigu geri orai ir paskui ant savaitės jau blogesni darysis, tai prioritetas bus tam trolio liežuviai, o ne pirminiam žygiui, kurį rodžiau. Nes čia, manau, varysiu iki trolio liežuvio, ten kažkur pernakvoti ir tada atgal grįžti, nes ten apie 12 km liktai žygis iki jo tik tais. Tai va, bus reikalų. Tai pirmieji lankytini objektai tokie. Na jo, paskui čia kaip ir kriokliukai. Ir varysim žemyn. Paskui jau čia gal bus Small Trolltunga. Tai va taip maždaug. Tai tas Trolltunga būtų gal, sakykime, ant kokio sekmadienio, ant pirmadienio pasiektas pagal viską. Nu jo, o šiandien tada link Bergeno ir dar per dieną pagalvosiu, ar tikrai užsukt ar ne. O šiandieną pirmas sustojimas maždaug po 25 km. Galvojau, daug daugiau būsiu nuvažiavęs, bet pasirodo kilometrai ne taip greitai sukasi kaip pedalai.
Nes pedalai tik mina, bet po truputį renkasi kilometrai. Užkasiu ir dabar apie 13-12 km iki Knarvik miesto lieka. Nežinau kiek iki Bergeno, bet bandysiu šiandien pasiekti tokį biltemą, kaip senukai lietuviški. Reik dujų pažiūrėti. Ir jau kaip ir kaladėlės nusidėvėjo stabdžių, reiktų pasikeisti tiek priekį, tiek gale. Every time I think you're gonna walk out of my door, I start to jump to the conclusion you don't love me no more. Babe, give me some to work with, can you just reassure me? I'll end it before it starts, call it protecting my heart. Hurt disguised as strength, but it's self-sabotage my love, self-sabotage my love, cause of my own pain. No one's coming to save. Turim pirmąjį karį, kuris neatlaikė. Tai lūžo vienas stipinas. Važiuoju ir girdžiu, kažkoks papildomas garsas atsirado. Stoviu vieną kartą ratą, prasukau, nieko nepastebėjau. Dabar užmačiau. Vienas išlūžo, tai reiks tvarkyti artimiausių metų, gal kai ir keisiu stabdžių kaladėlės. Nes vienas išlūžo, paskui gali grandininė reakcija prasidėti, nes kitoj daly dabar reiškia pasidarė, daugiau gauna apkrovos kita dalis. Ir taip gali negerai būti, tai turiu papildomų stipinų po keletą. Reiks pasikeisti. Šiaip tais kelionėse taip niekada dar nebuvo atsitikę kažkada su stipinais kas nors. Ir niekad nesiveždavau tų ekstra stipinų. Galvau, neatsitinka, tai neatsitinka, bet šią kelionę pagalvojau vis tiek ilgesnė. Bus vietų, kad ir toli nuo miestų važiuosiu. Tai pagalvoju, paimsiu vis dėlto. Dėl viso pikto, tai va. Gerai, kad paėmiau ir įrankį užsukti stipinam ir stipinų po keletą. Hurt disguised as strength, but it's self-sabotage my love, self-sabotage my love, root of my own pain. No one's coming. Save yourself. No one's coming. Hey, yeah, you got to save yourself. Padau dujų. Nežinau, kažkom jie skiriasi, gal. Reiks paskaityti, bet žodžiu apie 7 eurai, tai paimsiu kažką. Ir dar paėmiau stabdžių kaladėlę. Kaladėlės po 3 eurus, šitas apie 7. Nu jau šiandien jau pavargau truputėlį. Nu tiek važiavimo, nu nemažai daug. Po pusryčio jau kaip ir nestojau per daug. Visada variau. Tai jau kojos jau truputį sunkios darosi. Ieškaus nakvynės. Stengsiuos toli nenuvažiuoti nuo lokacijos savo, kur dabar esu. Nes dabar tokioj vietoj, kur reikia pasirinkti. Ar aš judu link Bergeno, ar aš nevažiuoju į Bergeną ir važiuoju lyg į rytus dabar. O jeigu į Bergeną, tai į vakarus reiks nuvažiuoti. Tai kažkur čia stosiu. Dar žemėlapį pažiūrinėsiu prieš miegą. Nuspręsim, ką čia daryti rytoj. Netoli nuo tos biltemo nuvažiavau. Prie ežero esu. Ieškaus vietų, bet aplink tą ežerą eina pėsčiųjų takas. Dabar visai nemažai žmonių vaikšto. Tai galvoju, dar neskubėsiu statytis palapinės. Išsirinksiu vietą kokią nors.
Nu, jinai bus šiek tiek atvira tokia, bet nieko. Manau, žmonių jau, kai apmažės rautas, tai tada pasistatysiu į vakarą labiau, kai patems. Dabar va išsirinksiu vietą, dar valgyt pasidarysiu. Nu, gal čia, vat, visai nieko tokia vietelė. Į tą pusę, jeigu priengis, tai čia atvira ir čia atvira šiek tiek. Ten, kur dviratis, radau vieną vietą, bet ten visiškai atvira, visas takas matosi. Čia šiek tiek mažiau. Gal ir gerai bus čia. Varau pasidaryti valgį dabar. Pavalgysim, atsigausim. Nu ir šiaip jau biškį truputį perkandau riešutų kremą su batonu. Tai šiek tiek geriau. Bet dar reikia pavalgyti. Ir jo, eisiu gulti, spręsiu čia rytoj ką daryti man. Žiūrėsiu, ar verta, ar neverta aplankyti. Tai iki rytojaus. Rytoj nežinau, kokia diena laukia. Ar važiuosim į dešinę link Bergeno, ar į kairę ir pagal maršrutą, jeigu į kairę. Tai ate draugai.